Mauzeri, pripažinkit, kad nepriklausomybę mes jau praradom jau. O tai bent. No. Alaus turbūt savaitgalį gėrėt su Zigmu Vaišvila? A gal klausėt jo preskonferenciją čia, tuščioj salėj? Jūs durnas esate. Čia yra originali pelės galvoje išgimdyta genujeni mintis. Suprantat? Paimkim faktus. Vat pavardinkit man solidžiausias lietuviškas partijas. Nu, paėmam... Nu, vat pirmin tada. Vat paimkim, pradėkim nuo konservatorio. Partijos galva Gabrielius Landsbergis reziduoja Briukselį kaip Evrosąjūzo, reiškia, parlamentaras parlamento. Reiškia, jisai kūrė Evrosąjūzo įstimdavystę kūrė. Taip? Taip. Nu, neturiu ką paprieštarauti. Einam toliau. Darbo partijos pirmininkas Mauzuronis reziduoja Briukselis. Taip, taip teisingai. Teisingai, sakau, kinkoja galva pelė. Mauzeris. Taip, Mauzeris. Paksistų partijos pirmininkas Paksus irgi reziduoja Briukselį. Jis irgi yra, mataigi, Europos timdavystės leidėjas, bet aišku, jokių timdavyšių jisai neleidžia, nors savo europarlamentaro algas ir priedus pasiima visada laiku. Taip? Žinokit, ir čia neturiu net ko jums paprieštarauti. Man patinka jūsų toks submisyvumas. O dabar paimkim didžiausią Lietuvos partiją. Rinkiminė Lenkų akcija Valdemaro Tomaševskio valdomi 200 000 Lietuvos Lenkų. Kur Valdemaras Tomaševskis, paklausė aš jūsų, teisingai, jis irgi reziduoja Briukselyje, bet tik tais ant rugsėjo 1 jisai teikėsi atvažiuoti čia į Lietuvą ir pasimelsti su moksleiviais prie Aušros vartų. Ką mes turim? Subsekventualiai reiškiasi, kad 4 didžiausios Lietuvos partijos yra valdomos iš Briukselio, kas subsekventualiai reiškiasi, kad mes lietuviai, lietuvėlė prarado savo nepriklausomybę. O gal jie visi ten sėdi tik dėl pinigų ir ten dirba Lietuvai, kaip pasakytum žinatelsi Algirdas Mykolas Brazauskas? Algirdas Mykolas Brazauskas taip niekada nepasakytų. Algirdas Mykolas Brazauskas, kai dirbo Lietuvai, jis dirbo Lietuvai Lietuvoj. Ir būtent čia, lietuvėliai, jis darėsi savo pinigą. O kaip tu dirbsi Lietuvai, kai tu sėdi svetimoj kišeniai? Šūda, tu dirbi Briukseliui. Čia irgi mintis užgimusi jūsų galvoje? Na, čia Vaišvilos galvelė užgimusi mintis. Mėgstu aš nueit kartais į jo preskonferencijas, ten taip tuščia, aš vienas atsisėdu parterį. Jis toks nepakartojamas.